Kursas kodiniu pavadinimu Nuo nulio, dvasinė praktika nuo nulio. Ir trečioji tema pavadinimu Skirtingi Dievo suvokimai. Tai čia pakalbėsim apie skirtingus būdus suvokti Dievą. Susipažinsim su 3 klasikiniais būdais aprašytais senovės raštuose. Ir tai bus ne visai, kad vieno kažkokio tai tikėjimo, vienos tradicijos arba ne, tarkim, mano sugalvota, ką aš sugalvojau gulėdamas po medžiu, ar kažkokio tai vieno nušvitusio žmogaus, ką jisai sugalvojo ir užrašė kažkur. Tai bus tai, ką galima apibendrinti ir apibūdinti, išanalizavus visus, sakykime, senovės raštus, senovės praktikas, senovės tradicijas, kurios kalbėjo apie tai, kur žmonės rašė savo patirtis, jas išsaugo ir ką galima apibendrinus, viską apibendrinus, kokius galima pastebėjimus padaryti. Tai ir bus tie trys skirtingi suvokimo aspektai arba skirtingi suvokimo būdai. Tai bus sunki tema kažkam. Kažkas klaus, kodėl taip iš karto, kodėl neanalizuojam nuo paprastesnių dalykų, bet tai yra vienaip ar kitaip, tai yra pirminė tema, ar yra tas Dievas ar ne, jeigu yra, tai koks jis yra, kaip jį galima suprasti, kaip jį galima apibūdinti ir ką reiškia tas jo buvimas. Nes ką bekalbėtume toliau apie dvasinę praktiką, vis tiek mes atsiremiam į šitą klausimą, vienaip ar kitaip. Ir jeigu to nėra, tai ir nebus mūsų temoms tolesniems ašies tokios. Taip? Ir ačiū labai naujai prisijungusiems, ačiū tiems, kas seniai prisijungė, kas nežiūrėjo senų įrašų, tai labai rekomenduoju peržiūrėti juos ir jeigu tai galite pakomentuoti, pasidalinti po jais, kylančiais klausimais ir panašiai. Ir kaip visada rekomenduoju turėti rašymo priemonės, kad užsirašytumėt kylančius klausimus, kad tai nebūtų kažkokios tai laiko praleidimas, kai sukyla daug minčių, bet jūs jų niekam neišsakote. Arba kyla daug abejonių, bet jų niekam neišsakote. Šis kursas skirtas būtent tam, kad aptarti jūsų abejonės. Taip? Ir bus mano klausimai jums pabaigoje po šito video ir linkiu gerai praleisti laiką. Galbūt sudėtinga bus, bet kažkam bus kažkokių naujų atradimų, gal įkvėpimų, gal šiaip bendro tokio susipažinimo. Taigi dabar nedidelė įžanga prieš temą, prieš šitą sudėtingą temą. Skirtingų būdų suvokimas, skirtingi suvokimo būdai, bet pradėsim ne nuo tų 3 suvokimo būdų, apie kuriuos užsiminiau, bet tokį apšilimą padarysim, dar truputį pakalbėti apie tai, ką bendrai žmonės galvoja šią temą. Ir tai irgi galima suskirstyti. Ne tai, ką išminčiai atrado, ar vienuoliai, ar medituotojai, bet ką bendrai žmonės kalbam šitą temą. Tai pirmas dalykas, aišku, vienas žinomiausias, tai yra Dievo nėra. Jo, dažnas pasakymas, kažkas taip mano, iš tikrųjų, nuoširdžiai taip mano, kažkas tiesiog perima šitą idėją iš kitų. Ir sekantis yra taip pat populiarus, tai yra, kad kažkas yra, kabutėse, ne? Kažkas yra, žmonės sako. Galbūt negali konkrečiai pagrįsti ar patvirtinti ar paneigti kažko, tai tiesiog sako, kažkas yra. Sekantis tai yra toks irgi gan dažnas pasakymas, kad ar yra, ar nėra, tai yra jokio skirtumo, vis tiek mes nepažinsim, mes nesužinosim, mes nepatikrinsim, tai kam apie tai kalbėti, kam apie tai šis galvoti ar to domėtis, jo? Arba net žmogus net nežino, kad to galima kažkur domėtis. Jo? Sekantis yra, gal ir yra kažkas tenai, gal ir Dievas, bet man nepatinka. Na, taip, yra tokia pozicija, tegul sau būna, jisai savo tegul būna, aš savo, toks griežtas variantas. Ir netoks retas, aš asmeniškai tikrai nekartą esu susidūręs, susipažinęs. Žmonės yra skirtingi ir natūralu, kad jie skirtingai žiūri šitą temą. Kokių dar variantų yra? 5. Dievas yra,
Jis yra vienas, bet jis yra abstrakcija. Tai jis yra ne asmenybė, o kažkokia tai abstrakcija, negyvi dėsniai, galbūt gamtos dėsniai, galbūt kažkokie visatos dėsniai ar energija. Kažkas tai, kas bendro visur yra, bet yra abstraktu. Taip, čia yra labai dažnas. Irgi variantas jau tai yra dažnas tarp tų, kurie kažko ieško, kažko domisi, kažką gal net patyrė, pajuto. Jie prieina prie tokio kartas nuo karto. Toliau 6. Viskas yra Dievas. Tai yra panteizmas vadinamas. 7. Mes visi esam Dievas. Arba galime tapti dievai. Ar bent jau aš vienas, jeigu ne visi, ten koks nors kaimynas pažiūrėjus, gal jis nelabai, bet yra tavo tokia idėja. Jinai plaukia iš tų dviejų prieš tai paminėtų. Tai yra, kad Dievas yra abstrakcija, jeigu Dievas abstrakcija ir yra visur, tai reiškia viskas yra Dievas, o jeigu viskas, tai tada ir mes esam irgi neprastesni, kaip sakant. Gal ne visi, kai kurie gal ten tokie nelabai, jeigu taip juokais sakant. Bet kaip bebūtų žmonės taip galvoja, kartais yra toks variantas, žmonės prieina prie tokių išvadų. Ir 8. Dievų yra daug, tai yra politeizmas, tai yra, kad yra konkrečios kažkokia šaika, kažkokių labai pažengusių sielų nušvitusių, ar tiesiog jau iš prigimties tokių, ir jų yra daug. Ir tai yra jau ne mes esam tenai. Gal mes galim ten tokie tapti kaip jie, gal ne, bet pats principas yra, vienas iš tų matymų yra tokių. Tai mes sužinom iš kai kurių senovės šventraščių, iš senovės aprašymų, mitų įvairių, bet dažniausiai tai būna tas toks, kaip sakant, sakykime, kažkas nesuprasto iki galo dažniausiai, nes jeigu žmogus gilinasi toliau į tuos šaltinius, iš kurių tai ištraukė, galiausiai paaiškėt, kad tarp tų daug yra vis tiek kažkokia viena arba abstrakti energija, arba konkreti asmenybė. Ir čia mes prieinam prie to, ir netgi Biblijoje, tarkim, ar kitose senovės raštuose Dievu kartais vadinama kartais daug kas vadinama Dievu ir nepaisant to sakoma, kad Dievas yra vienas. Ir tai yra jau sudėtinga, kaip tarkim net įvardinimai Senajame testamente Elohim, Adonai, į daug ką kreipiamasi, bet tuo pačiu sako, kad jis yra vienas. Ir jau iš šito, kas gilinasi toliau, prieinama prie to, kad prie dar sekančio varianto, kad Dievas yra vienas, kažkas taip mano, ir netgi jeigu kalbama apie daug, arba iš vis jau nebekalbama apie daug, kalbama tik vienas ir viskas griežtai, kiti yra, kas jie ten bebūtų, jie ne Dievas, kažkokie pagalbininkai, angelai, pusdieviai ar kažkas tai, bet Dievas yra konkrečiai vienas, jis gali būti galbūt išraiškų, laiko tėkmėje gali turėti skirtingų, bet pats Dievas yra konkreti asmenybė, konkreti būtybė, sakykim taip. Konkreti gyva sąmonė, viena konkreti gyva sąmonė, kuri yra pirminė, kuri yra viso ko likusio šaltinis. Taip, yra toks suvokimas ir jis irgi atrandamas daug kur. Ir sakykime, 10 yra kiti variantai įvairius, ar jų kombinacijos, ar kažkokie nepilni tų prieš tai išvardintų variantų suvokimai. Ir jeigu nežiūrint labai į detalės, galima sakyti, kad bet kuriuose religijose, tikėjimuose atsispindi visi šitie variantai, nes žmonės yra skirtingi, nesvarbu, kam jie save priskiria ar kuo tiki. Kai kurie iš jų labiau suvoks vienaip, kaip čia paminėta, kiti labiau kitaip. Ir galima dar palyginti, kad tai yra susiję su skirtingu gilumu. Jeigu ne taip giliai, tai vienaip, jeigu giliau žmogus bando kapstyti, jis kitaip matys. Ir nuoseklumu, jeigu jis, tarkim, jau suprato kažkokį vieną, rado atsakymą ir jis galvoja, kad tai viskas, bet jeigu jis toliau kapsto, jis toliau randa dar platesnį atsakymą, dar platesnį ir taip toliau. Ir dar trumpai prabėgsiu, kad Dievo nėra, tai kažkur dingo jisai, o gal nebuvo. Arba buvo ir staiga dingo.
Tai dažniausiai pats lengviausias mąstymo būdas, mūsų psichika yra visiškai natūralus, kai mes kažko nesuprantam, arba nežinom, arba nepatyrėm, arba ir net nenorim. Tai sakom, tiesiog man to nėra ir viskas. Ir aš taip tiesiog tokį požiūrį pasistatau savo, tokią poziciją atsistoju, kad mano yra tokia pozicija, tokia nuomonė ir ties to ir baigiu. Ir tai natūraliai tai psichika veikia. Kažkas yra, tai jeigu jau, kaip minėjau, kad negali nei patvirtinti, nei atmesti, nei labai nori ten gilintis. Ir tiesiog apsistoji, gerai, gal kažkas tai. Arba tikrai, kažkokios ten patirtis pas kažką buvo, ar net pas mane, bet aš net tam nenoriu skirti laiko ir tebūnie taip. Galbūt kažkada. Taip pat kiti tie pastebėjimai, jie irgi turi tam tikras problematikas, ne? Tarkim, tas viskas yra Dievas ar panteizmas šiais laikais yra prieinama, yra tokia labai prieštaringa mintis, nes viskas galiausiai prieinama prie niekas, ne? Nes jeigu žmogus sako viskas, bet paskui susiduria, viskas yra Dievas, bet susiduria su kažkokia problema gyvenime, ar kažkas jam nepatinka asmeniškai, jam nepatogu, nemalonu, jisai galiausiai kaip ir visiškai pamiršta tą savo idėją, va čia yra blogai, čia yra negerai, bet jeigu Dievas visur, tai reiškia ir čia Dievas, reiškia jokių problemų neturėtų būti tame santykė. Bet gaunasi, kad viskas arba tada niekas, pamirštama visiškai šitą idėją. Gaunasi tokia sentimentali, visiškai nepraktiška. Tik tuo metu, kai man yra malonu kažkas, man gerai, man patinka kažkoks tai suvokimas ar kažkokios idėjos, tada aš prieinu prie to, kad viskas yra Dievas, o jeigu nebepatinka, tai jau kažką atskiriu. Kaip pamenu, vienas žmogus Kaune Laisvės alėjoje priejo ir sako, tu žinai, kad Dievas yra ne bažnyčioje, sako, Dievas yra visur. Aš sakau, bet ir bažnyčioje tada, ir žmogus pasimetė, jeigu visur, tai reiškia ir ten negali būti visur, bet kažkurioje vietoje ne. Tokie loginiai iš karto prieštaravimai kyla pačiose idėjose. Ja? Ir jeigu idėja yra, kad mes visi esam Dievas, arba mes esam dievai, arba bent jau aš galvoju, kad aš Dievas, yra tokių idėjų tikrai populiarių, irgi yra tokių, tas pats prieštaravimas galiausiai, kad viskas arba niekas, tai jeigu aš, tai tada kodėl kiti ne, o kodėl kiti gyvena neteisingai, kodėl kiti elgiasi neteisingai, tai ko jie kvailesni, jeigu jie irgi tokie pat Dievas kaip ir aš tada, bet čia toks jų ego žaidimas, ta prasme savęs iškelimo ir panašiai, kuris įvelia mūsų ego ir nori, kad jeigu kažkas yra aukščiausio visatoj, tai turbūt kad aš, bet tame yra daug prieštaravimų, vien jau tame, kad tada išlenda daug konkurencijos, kad visi konkuruoja ir tame visi dievai tarpusavėje pasirodo tada problemos yra. Ir negebėjimų problema, tai kodėl, jeigu aš Dievas, aš nieko negaliu pakeisti. Staiga, jeigu aš būčiau Dievas, aš galėčiau bet ką pakeisti gyvenime, bent kažką tokio. O dabar, jokių problemų nebūtų, ne? Bet pasirodo, žmogus negali net pakeisti, jam suskauda dantį, arba jisai sensta, jisai, tarkim, kaip yra toks pasakymas, pastebėjimas, sutriko virškinimas ir viskas, ir jo buvimas Dievu baigėsi, nes paaiškėja, kad jisai yra 100% priklausomas tiesiog nuo išorinių, nuo kitų dėsnių, jis gali tiesiog dalyvauti. Jeigu mes taip žiūrim praktiškai, neidealizuojam, tai prieinam, kad jo žmogus priklausomas nuo kitų dėsnių, kurių jis nei sukūrė, nei sugalvojo. Jeigu galėtų sukurti ar perkurti, pergalvoti, jis padarytų visai kitaip. Kai kurie sako, aš kažkada galbūt kitaip padarysiu, pasieksiu tokį lygį. Bet reiškia, kad vėl prieštaravimai. Jo? Ir taip toliau. Visur, kur bežiūrėtume, yra tokių prieštaravimų. Ir jeigu kažkas norėtų, būtų galima padaryti netgi po atskirą paskaitą kiekvienam iš tų punktų, atskirą aptarimą, gilesnį, nes tai yra iš tikrųjų dažni pastebėjimai ir kiekvienas lydi kažkokius klausimus, abejonės ar tos akivaizdžius prieštaravimus, kaip sakiau.
Ir tikrai verta pagalvoti daugiau apie kiekvieną iš tų punktų. Aš tai bent jau manau. Jeigu jūs manot kitaip, aišku, neužduosim klausimų, tęsim toliau. Bet jeigu manot, kad yra kažkokių tai minčių jums iš tų, tai užduokit klausimus, prašau, paanalizuosim. Gal netgi atskirą įrašą padarysim. Bet dabar, ką parašiau, tai būtų, eisim prie to rimtesnio dalyko, tai yra apibendrimo jau tokio konkretaus. Ne tai, kad kas ką mano, šiaip nuomonę kokią turi, bet ką sužinojo, atrado tie, kurie skyrė šitai temai visą gyvenimą. Arba iš kartos į kartą perduodami tradicijas, išmintį, praktikas, metodus, suvokimo, mąstymo modelius ir panašiai. Kaip jie galiausiai jie priėjo prie tų 3 universalių būdų, kaip suvokti šitą sudėtingą temą, tai yra Dievą, jo, šitą reiškinį, sakykime, taip, pirmiausiai, paprasčiausiai. Ir kodėl nepradėsim nuo to, ar yra apskritai ar nėra, tai čia jau esu minėjęs, kad čia yra dvasinė praktika nuo nulio tema, kursas, kad mes turim teoriškai aptarnėjom dalykus, kurie egzistuoja vienaip ar kitaip, ir mes net negalim nagrinėti to, kas neegzistuoja. Jeigu grupė yra skirta remtis praktika, kažkieno patirtimis, savo patirtimis, kažkieno kito patirtimis, tai reiškia, jau tos patirtis yra. Jo? Ir kodėl tas, sakykime, Dievo nebuvimas iš karto atkrenta, kažkas gali pasipiktinti, kad kodėl mes neanalizuojam, kaip jo nėra. Nes logika sako, kad praktikoje neįmanoma įrodyti to, ko nėra, ir net nebūtų apie ką kalbėti. Ir antras punktas, yra per daug įrodymų ar patirčių, kurios ir kalba apie tai, kurios ir įrodo tai, ką kažkas vadina Dievu ar kitais pavadinimais jo. Tai mes gilinsimės būtent tas patirtis. Tai yra paprasta, turbūt logiška. Ir tie įrodymai, tos patirtys, užrašai, kažkokie prisiminimai ar kiti dalykai. Ir pirmiausia, net daugybė mokslininkų bandė tai apibendrinti, bandė kažkaip struktūrizuoti tą informaciją, pateikti ir rasti kažkokius tai, sakykime, kaip galima būtų žmogui, kuris tų patirčių neturi, kaip galima būtų pasakyti, kad jis suprastų loginę prasme. Ne? Buvo ir teologų, ir tyrinėtojų, ir tikinčių, ir netgi kartais abejojančių, kurie tiesiog paėmė tai kaip informaciją ir pabandė paaiškinti per paprastus apibrėžimus. Taip pat paaiškinimai yra ir šventraščiuose, jų nėra galbūt taip ant kiekvieno puslapio, kartais dažniau yra jau kalbama apie tai, kad jau tu supranti ir tau nereikia jau papildomai vėl iš naujo aiškinti. Todėl einama jau toliau. Bet kartais galima tikrai atrasti ir paaiškinimų kaip nuo nulio, tarkim. Kaip suprasti žmogui, kuris iš vis neturi jokios nei patirties, nei suvokimo tame, nei galvojo galbūt apie tai, nei ieškojo, nei domėjos. Kaip jam paaiškinti nuo pradžių. Yra truputėlį. Tai vienas iš tų būdų ir bus dabar. Bet dar prieš tai dar vienas dalykas, kad yra ta klasikinė problema, ne tik su Dievu, ne tik Dievo tema, ne tik dvasinėse temose, bet visur, o su šitoj temai ypatingai matosi, kad netikinti žmonės, abejojantys žmonės dažnai klausia pas tos, kurie irgi nežino, tai yra, kurie neturi patirties, kurie neskiria tam gyvenimo, kurie nesidomėjo visais, kaip sakant, šaltiniais, visais variantais, istorija ir taip toliau, nesidomėjo tais, kurie turi patirtį. Tai gaunasi, tai ką tai reiškia, ne? Kad aš nežinau apie kažkokią sritį ir einu pas tos, kurie irgi nežino, kurie tiesiog turi nuomonę, kad tai yra neįmanoma arba to nėra. Ir žmogus klausia ir gauna atsakymą, yra įkvėptas, nes atsakymai dažnai būna motyvuoti to tokiu užsispyrusiu nežinojimu. Bet aš nežinau, tai reiškia, kad nebus ir kiti irgi negali žinoti. Jeigu aš nežinau, kaip gali kiti žinoti, jo, toks dažnai labai būna, kad to neįmanoma sužinoti. Neįmanoma dėl to, kad man nepavyko. Jo, tai yra jau nelogiška, tai yra tiesiog toks ego, asmeninis dalykas.
kaip aš sakau, apie kopimą į kalnus. Jeigu eičiau pas žmogų, kuris nieko apie tai nežino, gaučiau visai vienokius atsakymus. Sakytų, neik, neįmanoma, nekop, nelip. Arba mano toks yra, tarkim, iš mano patirties, kad aš nemoku plaukti, tarkim, ir manęs kažkas klaustų, aš sakyčiau, ne, tai neįmanoma, tai gaunasi toks nenuoširdumas ir net neobjektyvumas. Jeigu būčiau objektyvus, nuoširdus, aš turėčiau sakyti, eikit pas tuos, nukreipti pas kitus, pas tuos, kas turi tame patirties, kam pavyko, kas žino ir taip toliau. Nes aš esu, tarkim, tokių matęs ar bent girdėjęs apie tokius. Ir jau su jais ir aiškinkitės, taip sakyčiau. Mano nuomonė, kad turbūt neįmanoma, nes man neišėjo. Tai vat. Bet sakyčiau, nuoširdus ateistas ar agnostikas, ar abejojantis žmogus, ar nežinantis turėtų nukreipti pas tuos, kurie kažką žino, kažkokių realizacijų turi ir tam paskiria gyvenimą, arba ir pats domėtis. Pirmiausiai, čia nekalbam apie tikėjimą, jau tu ten patikėjai, ten eini ar į bažnyčią, ar į šventyklą, ar dar ne apie tai kalba. Kalba tik apie medžiagos susipažinimą su medžiaga. Taigi, mūsų šios dienos tas susipažinimas bus, kas tie 3 Dievo aspektai arba 3 skirtingi būdai suvokti Dievą, kurie ateina iš apibendrinus įvairiausias tradicijas. Ir aš dar pasakyčiau, kad jeigu to nežinojom, net teoriškai neįsisavinimo arba iš vis net negirdėjom, tai aš sakyčiau, net nereikėtų liestis prie jokios tradicijos dvasinės, religijos, nei kritikuoti, nei atmesti, nes mes nežinom, apie ką kalba tada. Ką ten daro, o dėl ko, o kas tas yra. Jeigu mes net nežinom, kaip sakant, ABC, o čia jau kažkokie tai yra žodžiai, kažką rašyti reikia, kažką tai jų prasme, reikšmė, jeigu nėra pas mus tos reikšmės, dar mes net nežinom, apie ką tai. Ir taip griežtai siūlyčiau, o dėl ko? Dėl to, būtent kaip sakiau, kad visų per žmonijos istoriją praktikų, medituotojų, maldininkų, tikinčiųjų, abejojančių, analitikų ar bendrai dvasios ieškotojų, pasaulio pažinimo praktikų patirtis sustoja ties vienu iš tų 3 punktų, arba ties visais 3, arba ties keliais punktais. Ir dabar einam jau prie tų punktų. Keletas apibūdinimų, kaip suprasti tos punktus. Gerai, čia dar vis dėlto įžanga jau į tuos 3 punktus. Nes tai, kaip man atrodo, kad galima suprasti tiems, kurie visiškai nuo nulio nesusidūrė. Tai yra paaiškinimai, kuriuos girdėjau iš žmonių, kurie tai analizavo. Analizavo tą pateikimą, analizavo suvokimą šitų dalykų per logiką, per argumentavimą, per mokslinį tą metodą, sakykime. Tai pirmas toks apibūdimas, kad objektas yra vienas, bet jis turi daug aspektų. Taip? Kaip vanduo, tarkim, jis yra vienas, bet jis turi daug aspektų. Jis gali būti ledas ir garai, dujos ir skystis ir panašiai. Jis gali būti, bet savybės jos skiriasi, šaltas, karštas, jis gali būti sunkus, jeigu daug, arba lengvas, arba, visokių variantų yra. Tai reiškia, daug įvairiausių aspektų, įvairiai galima apibūdinti, įvairiai patirti, bet tai tas pats vanduo, iš esmės. Tai mes jau artėjom prie to apibūdinimo. Šiuo atveju mes kalbam apie 3 pagrindinius aspektus ir visi kiti kažkokie suvokimai, kažkokie apibūdinai galiausiai susiveda į tuos 3 arba iš tų 3. Ir sekantis toks palyginimas, apibūdinimas būtų einant link to, kuris man asmeniškai labiausiai tinka ir kaip ir labiausiai prilipo, tai yra palyginimas su 3 mėnulio fazėmis, ne 3, 4, ne? Su mėnulio fazėmis, tai yra, kad jaunatis, tai yra, tu nieko nematai. Nėra mėnulio. Mėnulio nėra, bet ar jo iš tikrųjų nėra, ar tiesiog tu nematai, o čia klausimas. Paskui yra kitos fazės, kur truputį jau matosi, paskui dar daugiau ir galiausiai pilnatis, tu matai visą. Jo? Ir visi variantai, ar tu truputį matai, ar tu visą matai, sako, čia pilnatis, čia jaunatis, bet iš esmės visais atvejais tai yra tas pats objektas, tas pats dalykas, tiesiog
tavo patirtis yra kitokia jį, tavo aplinkybės, iš kurių tu priimi, kurių tu matai, yra skirtingos, ar gebėjimas suprasti. Bet tai yra tas pats. Labiau klasikinis toks paaiškinimas dažniausiai tekstuose, raštuose, analitikų pastebėjimas yra lyginimas su Saulė. Netgi dar labiau, kai yra Saulės planeta, yra Saulės spinduliai ir yra Saulės šviesa. Gal dar kažkas, yra daug tokių elementų, bet tai yra visa tai yra Saulė ir tai yra neatsiejama. Ne? Todėl yra irgi skirtingi suvokimo būdai, galima kalbėti apie vieną, apie šviesą, apie pačią planetą, galima ir taip toliau, bet visi jie susiję ir tu kažką jau sužinai iš kiekvieno to aspekto. Ir jeigu tu žinai tik truputį ir esi uždaras, labai, kaip sakant, užsispyręs, tai gali net atmesti kitus ir nesutiks prieštarauti, jeigu kažkuris kitas kalbės apie kitą tą aspektą. Va dėl to man labiau patinka tos mėnulio fazės, nes jos tokios aiškios, tas palyginimas. Ir tai mes prieinam, kad tai reiškia kažkokią seką arba gilumo laipsnius. Kiek tu plačiai suvoki, kiek tu plačiai žinai, arba kokia tu seka, truputį pažinai, dar truputį. Galiausiai, taip. Ir galiausiai mes prieinam prie tų 3 konkrečiųjų įvardinimų, kaip jie vadinasi. Tarkim, aiškiausiai, apibrėžčiausiai, tiksliausiai, sakyčiau, įvardinta yra rytų raštuose Vedose. Tai yra Brahmanas, Paramatma ir Bhagavanas. 3 tokie terminai, kuriais apibūdinamos tie 3 laipsniai, ta seka, gilumo ar pilnumo to, sakykime, pažinimo to reiškinio, kurį mes žmonės vadina Dievu. Taip? Ir tai minima įvairiose vietose rytų raštuose. Ir tai yra, sakykime, vienas seniausių pasaulyje aprašyta kombinacijų tų kaip suvokimo prieš 5 ir daugiau tūkstančių metų yra aprašymai jau išlikę šitokio suvokimo. Ir laikui bėgant tai bandė pasivyti arba tiesiog natūraliai prie to priėjo ar kažkiek tai priėjo įvairios dvasinės tradicijos ir įvairios religijos, bandė tai pritaikyti arba bandė priešintis su kažkuriu vienu iš tų aspektų. Kaip krikščionybė, kažkada nebuvo tokio kaip trejybės apibrėžimo, paskui atsirado, paskui dabar jau vėl yra prieštaravimų didelių, kažkas nenori, nes jau tada gaunasi, kad dievų daug ir taip toliau yra prieštaravimai ir spėliojimai sukuria naujus prieštaravimus, bet mes čia grįžtam prie tų pirminių šaltinių, kurie, sakyčiau, aiškiausiai originaliuose šaltiniuose yra aiškiausiai apibrėžta, net ne kažkokiuose pamastymuose, vienuolių ar vėlesnių kažkokių tai tyrinėtojų ar raštų, bet originaliuose šaltiniuose. Ir ką tai reiškia? Ką tai reiškia tie Brahmanas, Paramatma ir Bhagavanas? Brahmanas tai yra aprašomas kaip ta abstrakti, kaip ten minėjau, abstrakti energija, abstraktus dėsniai. Tai yra pakalbėkime iš karto apie tai, iš kur tai pažinti, iš kur pažinti Dievą per šitą aspektą. Tai yra pažinstama per aplinkos stebėjimą, per analizę, abstrakčią meditaciją ir mokslinį tokį pažinimą. Ir tai yra pirmas ir lengviausias Dievo pažinimo būdas. Žmogus, jeigu tai pažins, tai galiausiai negali savęs pavadinti netikinčiu ar ateistu ar dar kažką, nors jisai dar netaps kažkokios religijos, galbūt sekėjų ar ten kažkokių šventraščių pripažinėjų ar panašiai, bet jis jau turės patirtį ir paprasčiausiai šiais laikais lengviausiai prie to prieina mokslininkai, daugybė mokslininkų, kurie sakė, aš žinau, kad yra Dievas, aš ir tikiu, ir žinau, ir aš turiu įrodymus, nes tyrinėjant, kaip veikia visata, mes pamatom, kad tai yra bendra sistema, kurioje viskas yra susiję, viskas veikia labai harmoningai ir žiūrint, analizuojant iki smulkiausių detalių, dar smulkiau, ta absoliuti harmonija, absoliuti tiesa, absoliuti tvarka, kurią įvardinti galima Dievu. Taip?
Ir netgi yra toks pasakymas, kad truputis mokslo žmogų padaro ateistu, o jeigu daug mokslo, tai žmogų padaro tikinčiu arba žinančiu Dievą. Ir net nebūtinai mokslo, nes tai yra bendra žmogiška žmogaus psichika ir smegenim, tiesiog stebint aplinką, žmogus prie to prieina suvokimo, kad viskas, kas mūsų supa, yra bendra tokia, viską rišanti, viską prižiūrinti ir viską sauganti energija, viską kurianti ir galiausiai viskas yra iš jos. Jo? Ir kad turi savo dėsnius, tos dėsnius ne mes sukūrėm, jie buvo visada. Mes galim kažkiek pažinti iš vienos kitos pusės ar kažkokias smulkmenas, bet jie yra labai galingi, jie didingi, jie nuostabus. Jie yra, jeigu taip žiūrint, tai yra nuostabus. Tai yra kažkas protų nesuvokiamo, kaip man taip tiksliai viskas gali veikti. Kiekviena molekulė, kiekviena planeta. Tai yra tas būtent Brahmano suvokimas arba, sakykime, abstraktaus Dievo arba Dievo energijos. Jo. Sekantis pažinimas tai yra vadinasi paramatma. Tai reikštų iš sanskrito kalbos aukščiausia siela arba pirminė siela, o kaip Brahmanas tai reiškia apskritai dvasia, siela ar panašiai, ar kažkas aukščiausio arba visapimančio, o paramatma tai yra aukščiausia siela, aukščiausia pirminė siela ar panašiai. Kažkurio metu buvo pradėta versti super siela vakaruose, super soul, iš anglų kalbos. Tai irgi reiškia aukščiausia, stipriausia, galingiausia ir panašiai. Tai yra jau visiškai sudėtingas aspektas, tai yra labai sunkiai pažinstamas ir teoriškai, aišku, galima priimti perskaičius, va taip yra ir aš teoriškai, tarkim, priėmiau, bet jeigu aš apie tai niekur neperskaičiau arba perskaičiau, bet aš noriu realiai šitą aspektą suprasti, tai yra jau labai labai sunku. Čia aš kalbu ne apie tiesiog savo vertinimą, bet tai, kaip aprašyta būtent tuose šaltiniuose, iš kur ateina šitie aprašymai. Taip ir iš tų, kurie ėjo to keliu, kurie nurodyti, kaip tai patirti, kaip pažinti, sužinoti ir susidurti su tuo tiesiogiai. Jo? Tai jeigu pirmas aspektas tiesiog per analizę, abstrakčią kažkokią meditaciją, tiesiog sėdint kažkurį laiką, kai protas visiškai nurimsta ir žmogus jau pažinsta tą tokią absoliučią besmenę egzistenciją visapimančią, tai tas antras yra daug sudėtingesnis. Jis ateina, jeigu taip originaliai, per labai labai ilgą ir gilę meditaciją. Yra aprašyti žmonės istorijoje, kurie to užsiėmė, tam skyrė savo laiką ir ne šiaip giliai bet ką, bet yra konkrečiai nukreipta konkrečiu tikslu ir neužtrunka labai 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 ilgai, praktiškai žmogaus galimybių ribos, kurių mes dabar jau net nebeįsivaizduojame, nes meditacija mažai kas užsiema, arba jeigu sužino kažkokią meditacijos ar jogos klube ar kažkur, tai ten 10 minučių, 15 minučių jau kantrybė po truputį baiginėjasi, jau pusvalandis, tai viskas noris kažkur bėgti, lėkti, telefoną pasimti ir panašiai. Mums sunkiai suvokiami dalykai, kai reiškia medituoti 6 valandas, 10 valandų, parą, 2 paras ar dar daugiau. Tai dėl to mums tai praktiškai neprieinama, bet yra kažkas tai bando vis dėlto. Ir visi, kas bandė istoriją, kame esmė, kas bandė istoriją, galiausiai gavo tą pačią patirtį. Ką reiškia mokslinis metodas? Darai tą veiksmą ir gauni tą patį rezultatą. Tai yra įrodymas, kad tai egzistuoja. Ir laiko tėkmė per 1000 metų tai nepasikeitė. Tai nebuvo, kad prieš 5000 metų tai padarė ir gavo, tai jau po kelių tūkstančių metų jau nebepasiekė, to nesužinojo. Ne? Čia nuo laiko nepriklauso. Aišku, tik nuo mūsų, kaip sakant, galimybių, noro, užsispyrimo ir atsidavimo tam tikslui. Tai metodas yra aiškus. Tai yra, kaip minėjau, toks labai labai gili meditacija, dažniausiai būna susijusi su šventraščių studijavimu ir su atsiribojimu, tačiau kas be ko, atsiribojimu nuo materialių norų, nuo kažkokių malonumų, patogumų ir to, sakykime, išorinio socialinio gyvenimo, nes tiesiog kitaip neužteks laiko, nei jėgų, arba bus protas išblaškytas kažkur kitur, natūraliai taip išeina. Tokios sąlygos ir, mažai kas, tikrai nelabai kas nori šiais laikais tokių dalykų, net nežinau, kam to reikia.
Jo labiau, kad jeigu labai nori, galima perskaityti, kad tai patyrė ir tiesiog priimti bent jau kaip informaciją. Jeigu nepatikėsi, tai priimti bent jau kaip informaciją, kad tai yra toks variantas. Yra. Ir ką reiškia ta paramatma, ta aukščiausia siela? Tai reiškia, kad žmogus, tam pavyzdį, jeigu jis labai ilgai medituoja ir jis medituoja konkrečiai nukreipęs visą savo dėmesį į savo vidų, į savo širdį, į savo sielą, jis galiausiai pamato. Bet visais atvejais būna tas pats. Pamato, kad šalia jo tos asmenybės, kuris stebi, kuri viską analizuoja, kuri priima, išgyvena, patiria, kurie save vadina savimi, kitus kitais, kad šalia to aš pasirodo yra dar kažkas. Dar kažkas. Jis jau giliai pamato tuo intelekto, proto suvokimu, to vidiniu matymu, pamato tą savo aš, pamato šalia dar kažkas yra. Kas tas dar kažkas? Ir pamato, ir yra toks netgi palyginimas, toks labai paprastas, bet jisai, originaliuose šaltiniuose jisai kartojamas, kad tai yra kaip medis, ant kurio yra du paukščiai. Vienas ten nuolat lesa kažką, ieško ten maisto, blaškosi, patiria kažką, išgyvena, ieško. O kitas tiesiog stebi ir leidžia, tai parašyta, stebi ir leidžia, arba pataria kažką, tai pasako, parekomenduoja, bet nesikiša. Tai tas antras aš yra tas super siela, paramatma, aukščiausia siela, kuri yra šalia kiekvienos sielos. Toks yra apibūdinimas. Ir tai yra tas pats, kas ir prieš tai buvo, tas visur esanti siela, visur esanti energija, bet čia jau konkrečiai suvokiama, kad jeigu tu jau save suvoki kaip asmenybę, kaip būtybę, kuri yra unikali, šiaip realiai rodo, kad visi esam skirtingi, visi unikalūs ir vieno patirtis, tai nėra kito patirtis, ne? Jeigu kažkas vienam pasisekė ir kažką padarė, tai aš apie tai visiškai nieko galiu nežinoti, niekada nesužinoti. Jo, ir visi esam tos unikalios asmenybės ir jeigu tą asmenybę pažinsti jau pilnai, ją pamatai, įsigilini iki tiek, kiek leidžia žmogaus galimybės per meditaciją arba kažkiek dar studijavimo, analizavimo, tai galiausiai pamatai, kad šalia yra ta kita asmenybė, kuri žino visas asmenybės. Toks unikalumas, toks išskirtinumas. Kad mes žinom tik kažkiek tai apie save, ir tai net ne viską, kad iš vis nedaug žinom, kai kurie žmonės nedaug žino apie save, netgi apie kitus gal truputį kažką, tai dar kitus ir kitų mes iš vis net nežinom, kad yra milijardai žmonių, milijardai gyvų būtybių ir įvairiausių nuo mikro, makro ir taip toliau. Bet yra ta šalia esanti siela, kita siela, kuria pirminė, kuria žinanti viską, jinai žino visas tas būtybės ir žino visus dėsnius, nes jin yra jų šaltinis, taip. Ir jau tai yra sudėtinga. Ir mes einam tada prie, ar kažkas bandys medituoti iki tokio lygio, ar ne? Čia apie tai nekalbėsim dabar, bet einam prie sekančio to teorinio suvokimo. Tai yra pavadinimas Bhagavanas. Bhagavanas, žodis sanskrito kalboje naudojamas gan plačiai, tai netgi kažkokia didė asmenybė, kartais Bhagavanų pavadinama, kažkoks mokytojas, kažkoks nušvitus, kažkokia asmenybė. Bet čia turim omeny, kiekvienas žodis turi daug reikšmių, bet mes kalbam apie tą reikšmę, kad žmogus, jisai suvokia tą jau visur esančią besmenę energiją, jisai suvokia galiausiai, kad šalia kiekvieno yra ta asmenybė, kuri žino visas asmenybės ir visus dėsnius, bet pati nevalgo tų vaisių materialių, jinai šitam gyvenime jinai neturi čia kažkokio tai materialaus tikslo, jinai nėra tokia kaip mes, reiškia, turi kažką kito, savo gyvenimą, kažkokį kitą. Ir čia mes prieinam prie to, kas ta kita asmenybė konkrečiai, kodėl yra šalia kiekvieno, bet tuo pačiu yra visur. Ja? Tai Bhagavanas arba Dievo asmuo, Dievo asmenybė, tai yra atskira būtybė. Atskira būtybė reiškia, kad ji egzistuoja nepriklausomai nuo manęs, nuo mano patirčių, nuo to, ar aš esu, ar buvau, ar manęs nebus, kad ji turi savo
savybės, savo būdą, savo charakterį, savo bruožus, savo egzistenciją. Ir jin yra pažinstama, kaip prieš tai pažinstami ir per analitiką, per meditaciją, per stebėjimą, o šitas aspektas yra pažinstamas tik per santykius, kaip ir su bet kokia kita asmenybė. Tai jau sudėtingas, čia yra pats sudėtingiausias, bet tuo pačiu, sakykime, pats žmogiškiausias, kas nebūtinai yra privalumas, nes mes kartais sužmoginam tai, ko nereikėtų sužmoginti. Sužmoginam, tai reiškia sudaiktinam. Ir ką dar apie tai galim, kažką dar norėjau pasakyti apie tai, kad tai yra, gerai, tai pažinti iš esmės sunkiausia, dėl to, kad asmenybė, daugam nepatinka tas įvardinimas asmenybė arba asmuo, nes iš karto protas galvoja apie daiktą, apie kūną, nes jeigu aš save laikau kūnu, aš asmenybė, tai čia viskas, kas tai yra daugiau nieko ir nėra, tik tiek ir yra. Arba jeigu yra dar kažkas, tai dar, ten kažkokia liktai siela, liktai dvasia kažkur yra, galbūt nėra, ar jos reikia ar nereikia, bet esmė tame, kad laikau save tik tai šitą mėsą, kaulais, roda, ir tuomet žiauriai sunku. Jeigu Dievas, ta aukščiausia asmenybė vadinama, irgi yra tiesiog kažkokia kaulai ir mėsa, tai kažkas nesiderina, ne? Tai yra sudėtinga. Ir prie šito suvokimo galima prieiti, kaip sakiau, tik per santykius, bet ir turint jau tokį truputį platesnį suvokimą. Aišku, galima pažinti dar ir per tiesiog kažkas pasakė, tu priėmei, ir teoriškai priimu, kad taip yra. Bet kalbam apie tai, kaip tai pažinti realiai pačiam, nepriklausomai nuo to, ar kažkas pasakė ar ne, kaip tai patikrinti, ne, tai yra ten tuose šaltiniuose, kur apie tai kur apie tai paminėta pirmus kartus, istorijoje ir po to, kur minima, visi patvirtina tą patį, tik per santykius, kad tai nėra kažkoks objektas, kurį tu paėmė po mikroskopu, ištyrinėjai, sudėti ir supratai arba nesupratai. Atvirkščiai, tai yra ta aukščiausia, jeigu taip pagal teoriją, ta aukščiausia būtybė, kuri į mus žiūri, kaip per mikroskopą, taip? Tai, kas netelpa į žmogaus suvokimą, tai, kas netelpa į daiktinį suvokimą. Ir čia grįžtam prie to, kad problema yra, jeigu mes asmenybę suvokiam kaip kūną, tai yra pirmiausia save suvokiam ir kitus kaip kūną, kaip daiktą. Ir per šitą platformą niekaip neišeis pažinti, jeigu mums kažkas pasakysimės, gerai, patikėsimės, priimsim aklai tiesiog tikėdami, mes dažniausiai suprasim irgi, kad gerai, tai reiškia, įsivaizduosim taip pat kaip kūną, kaip daiktą. Ir bus toks, sakykime, primityvus suvokimas dvasinių dalykų. Aišku, tai yra natūralu, kiekvienas turi savo ribas ir turi savo mąstymą, bet visi mokymai ves į tai, kad bus kažkokie konfliktai, kažkokie nesutapimai tarp mokymų ir to, ką mes taip matom šito būdu, tokiu daiktišku. Ir tai labai susiję su tuo, kad susiję su daug dalykų. Ir tai, kad mes dažnai maišom, kad ir tie žmonės, kurie analizuoja dvasinius tekstus ar kažką girdėjo, jie sako, kad žmogus sukuria Dievą pagal savo įsivaizdavimą ir kad kažką tai, kad šventraščiai yra, tai mini kažką tokio, kai yra atvirkščiai, atvirkščiai šventraščiai sako, kad tai yra žmogus sukuriamas pagal Dievo atvaizdą, ir tai panašus tokie apibūdinimai yra iš visiškai skirtingų šaltinių, skirtingų tautų ir istorijos tarpsnių, bet tai visą laiką reiškia, kad žmogus turi tik dalį kažko, to, ką turi ta aukščiausia asmenybė, tas pirminis šaltinis, jeigu taip teoriškai žiūrint, teoriškai analizuojant tą medžiagą. Tai nereiškia, kad mes jau esam tas viskas ir kažkas tas, kas bus panašus į mus, tai bus tas Dievas. Tik biški ten kažkoks didesnis ar galingesnis ar ilgiau gyvenantis. Ne. Tai reiškia, kad mes esam tik maža kruopelytė tų savybių, kurias turi tas pirminis šaltinis.
tik maža kruopelytė ir mes jau pagal tą kruopelytę, jeigu lyginam, galvojam, gal biškai kažkas didesnio. Tada. Taip nesigauna, jau mūsų protė automatiškai gaunasi konfliktas ir, kaip sakant, susikuriam Dievo įvaizdį, patys sugalvojam pagal kažkokią turimą teoriją ir mums patiems tas įvaizdis dažniausiai visiškai nepatiktų toksai. kad tai yra tas pats aš, gal biškai kažko geresnis ir dar plus valdovas. Kažkoks yra, kaip sakant, kaip čia pasakyti, virš visų stovintis, visus valdantis ir galbūt neteisingas, nes aš irgi galbūt ne vis laik teisingas, ne viską suprantu, tai kaip jisai gali būti teisingas, jau lyginam pagal save, o ne atvirkščiai. Ir labai dažnai tarp tų, kas save pavadina ateistais, ir tikiu, kad ir šitoj grupėje kažkas prisijungia, kas galvoja, aš ateistas. Ir dažnai yra mąstoma taip, kad žmogus paima, galbūt vieną kitą kažkokią idėją, nugirsta iš šventraščių, neanalizuoja konteksto, neanalizuoja tos esmės ir prasmės tų pamokymų, bet paima ir iš to sukuria savo įvaizdį Dievą ir tada jį paneigia. Kažkokia nesąmonė gavosi, ir aišku, kad paneigs, nes kas tikės tokių dalykų, tiesiog iš konteksto išrauta kažkokia frazė, kur galbūt iš vis buvo jau kažkoks palyginimas ar kažkoks tai supaprastintas požiūris. Taigi mes turim dabar aptariam truputį tuos 3 aspektus. Ir dar paskutinis toks apibendrimas ties tuo 3, tai būtų, kad netgi kitą žmogų mes taip pat protas mūsų linkę žiūrėti kaip į daiktą ir iš karto jį nuvertinti, netgi jeigu jis yra galingesnis už mus, ten daugiau valdžios turi, daugiau pinigų, daugiau dar kažko. Jeigu mes žiūrim kaip į tiesiog daiktą, kaip į kažkokį tai padarą išorinį, bet nepažįstam jo asmenybės, tuomet automatiškai nenorim su juo turėti reikalų, jo? Arba jeigu norim, tai tik savanaudiškai, jis tenai gal bus man naudos kažkokios iš jo, arba tas pats žiūrėdami kažkokius tai žmonės, su kuriais mes kontaktuojam, bet jų nepažįstam, tarkim, parduotuvėje, pardavėjos, kasininkės, dar kažkas, tarkim, jeigu net nelabai patinka tas žmogus kažkom tai ir mes net nenorime jį pažiūrėti, arba iš karto automatiškai kažkokią blogą nuomonę susidarom, tai yra tik tas savanaudiškas santykis. Mums kažką darė ir mums daugiau niekas nerūpia apie tą žmogų, apie tą asmenybę. Tai čia tas netinkamas metodas tiek kito žmogaus pažinimui, tiek tos aukščiausios sielos pažinimui. Nes kito žmogaus mes taip nepažinsim kaip asmenybės, jeigu mes ieškosim tik naudos savo. Jo? Jeigu visas mūsų santykis bus tik duok, ir arba jeigu tu kažko man nepatinkė ar kažkas ne taip, tai aš tave atmetu. Jo? Ir aš nesigilinu į tai, kad už viso to, kas yra mūsų santykiuose, gerai ar blogai, už viso to, ką aš galiu iš tavęs gauti, ar tau kažką, tai už viso to yra tai, kad tas asmuo irgi turi savo gyvenimą, turi savo gilias savybės, asmenybės, turi bruožus, turi savo istoriją, turi savo, sakykime, jausmus, daug dalykų, norus, vizijas ir taip toliau. Ir šiuo atvilgiu, taip supaprastinus, tas pats modelis tinka ir Dievo pažinimui, tos aukščiausios sielos, kad tai yra įmanoma, kaip sakiau, tik tai per santykius ir patikslinus per nesavanaudiškus santykius. Nes ir su jumis, jeigu kažkas ateis vien savanaudiškai kažko iš jūsų nori, jūs net ir norėdamas negalėsite atsiskleisti. Jūs sakysit, aš čia noriu tau papasakoti apie savo šeimą, apie mokslą, apie kaip man šiandien sekės, žmogus tiesiog neklauso, net negirdės net to. Jis sakys, aha, duok man tik tai ko reikia ir viskas. Jis net negirdės, yra toks, jau grinai psichologinis toks dalykas, kuris visur egzistuoja ir toj dvasiniai temoj lygiai taip pat gaunasi. Kad mes net ir matydami, mes nematysim, mes nenorėsim matyti asmenybės, mes galvosim tik apie daiktą, jeigu nebus nesavanaudiško santykio. Ir
kaip su Dievu kurti nesavanaudiškus santykius, jeigu mes, tarkim, net jį įsivaizduojam dar tik abstrakčiai arba, gerai, kažkokia tai siela prie kiekvieno esanti, kaip kurti tos nesavanaudiškus santykius ir pamatyti jau tą kaip būtybę, kaip atskirą individualią sąmonę, kuri turi savo bruožus, savo savybės, savo gyvenimą, taip sakykime, ir tuo pačiu dar yra visko šaltinis, kaip tą aukščiausią būtybę pažinti. Tai apie tai dabar nekalbėsim. Aišku, užtenka, kadangi jau ilgai užsitęsė šitas susitikimas. Ir dabar jau visai paskutinis toks apibūdinimas, apibrėžimas, tai yra palyginimas su vadinama traukinio analogija. Tai yra toks klasikinis pastebėjimas. Senais laikais, tokia istorija, senais laikais, kai pasaulyje tik atsiradinėjo traukiniai ir geležinkelio bėgiai, vienam kaime žmonės sutarė, kad išsiunčia tris vyrus, kurie nueis pažiūrėti, kaip tas traukinys atrodo, kaip jisai atrodo, kas ten per dalykas. Jau kažką visi girdėjo, bet niekas nesuprato, kas tai per daiktas. Ir tie trys žmonės išėjo žiūrėti, jam pasakė, kur eiti, ir jie sustojo ir laukė to traukinio. Laukė ir staiga kažkur iš toli pasigirsta garsas, matosi dūmai, šviesa kažkokia sklinda ir pirmasis iš jų sako, čia tas traukinys, ir jisai išėjo. Išėjo atgal į kaimą, grįžo. Kiti du stovi toliau. Pažiūrėkim, kas ten toliau. Važiuoja tas traukinys artyn. Ir antras jau pamato daugiau kažko, pamato, kad tai yra ne tik tai, kas buvo prieš tai, bet jis mato, kad ten jau yra kažkokia struktūra, kažkokie vagonai, ir jau kažkokia sudėtis yra to, kaip jisai iš arti atrodo pats tas objektas, ne tik tai šviesa. Paaiškėjo, kad ten konkretus objektas yra, konkretus dalykas, kad jis ir labai greit lekia ir ūžia ir panašiai, bet gal sunku dar įvardinti, kas ten, bet jau kažkokios tai savybės liktai ir matosi. Jo? Ir jis, sako, čia yra traukinys. Ir jisai, antras žmogus, irgi išėjo, iškeliavo atgal į kaimą, grįžo. Bet trečias žmogus nepasidavė, galvojo, labiau susimąstęs buvo, galvojo, noriu dar pažiūrėti. Jisai stebėjo tą traukinį iki tol, kol jisai sustojo. Kol jisai lėtėjo ir galiausiai visiškai sustojo. Ir tada tas žmogus galėjo apžiūrėti jau iš visų pusių, pažiūrėti, kas ten viduje, pamatyti, kad ten keleiviai išlipa, jau konkrečiai paliesti, pamatyti jos savybės. Ir, kaip sakant, surinkti daugiausiai informacijos, mačius prieš tai visus kitus, ir tada jis jau grįžo atgal namo į kaimą. Ir tada kaime žmonės sutiko visus to tris žmonės ir sako, papasakokit, tai kas tas traukinys? Ir visi pasakojo biški skirtingas istorijas. Vieni akcentavo labai vienas sako, čia tokia šviesa, ten kažkas tokio garsas, šviesa, visur persmelkė, tiesiog ūžia viskas. Kitas jau kalbėjo apie kažkokius vagonus, kažkokią struktūrą, gal nelabai aiškiai, bet jau kažką. O kitas iš vis gal kitaip, jis pasakė maždaug išmatavimus, dydį, kaip ten durys, langai, kas viduje pasakė, jau daugiausiai. Bet ir kiekvienas iš jų pasakė daugiau už prieš tai buvusi. Ir tai, ką buvę žinojo, dar daugiau. Tai tokia yra analogija, kuri, kaip sakant, atspindi tuos tris pažinimo aspektus, tris pažinimo būdus, kad žmogus pirmiausia, jo protas tikrai suvokia galų gale, jeigu jis bent kažkiek domisi dvasiniais dalykais, galiausiai suvokia tą tokį bendrą impersonalų Dievo aspektą. Ir tik labai sudėtingais, giliais atvejais žmogus galiausiai pradeda suvokti ir tą, kad tai yra konkreti asmenybė, konkreti, sakykime, ne kūnas, bet yra siela, konkreti siela, konkreti gyvybė, kuri yra šalia jo ir šalia kiekvieno ir kuri turi jau kažkokias tai net ir sunkiai apčiuopiamas, sunkiai suvokiamas savybės, bet jin turi. Tai nėra tiesiog energija. Kad ta energija pasirodo turi šaltinį. Jo, visi galvoja, galiausiai jisai galvoja, kad tai yra tas šaltinis tos energijos.
Ir tik tai dar toliau, dar giliau einant, kaip minėjau, per santykių metodą nesavanaudiškų, galiausiai pati ta asmenybė atsiskleidžia, parodo žmogui apie save. Ir netgi yra tas pasakymas irgi toks klasikinis, kad nesistengkite pamatyti Dievo, bet stenkitės gyventi taip, kad Jis norėtų pamatyti Jūs. Jo? Jeigu kažkam bus įdomu, galėsim pakalbėti ir apie tai, ir apie kažkokius kitus šitos aspektus paminėtus, ar apie jūsų abejonės, kurios kilo šituo metu. Ar dvejonės, tikiuosi, kad išsakysit, kad užduosit klausimus, nors matau, kad labai sunkiai su klausimais kol kas, kad galbūt yra kažkokios kliūtis, o gal galit pasidalinti, dėl ko jūs neužduodat klausimų, ar jums neaktualu, ar neįdomu, ar per daug sudėtinga, ar jūs tiesiog nedaklausot iki pabaigos. Tai va, jeigu kažkas dabar išklausė, tai prašau, pabandykit pasidalinti, kas jums neaišku, arba kokios abejonės, ar iš šitos temos, gal iš kitų temų. Tai va. O aš jums užduosiu taip pat keletą klausimų, kaip visą laiką. Tik prieš tai pasakysiu, kad čia mes gilinamės ne į tikėjimą, ne tiesiog tikėti ar netikėti, mes tiesiog analizavom medžiagą ir pradžioj turim bent jau įsitikinti, ar mes supratom tą teoriją, ar bent jau supratom tą medžiagą, kaip tarkim yra kelių eismo taisyklės, mes aiškinamės, dar prieš žmogų išleidžiant į kelią, į trasą, dar aiškinamės, ar tai tu supratai, ką tas ženklas reiškia ar ne. Jau ten ar tu tiki, kad tai kažką duos ar neduos ir kaip tu tai panaudosi, jau kitas dalykas. Bet ar tiesiog supratai, kad šitas reiškia šitą. Ir būna žmonės, sako, nesupratau, pamiršau ar nesuvedžiau galų, kad čia yra tokie ženklai, čia pasirodo kitokie. Tai va, dėl to dar kartą sakau, kad tiesiog pasigilinkim taip pat paprastai. Nei aklai priimkim, nei aklai atmeskim, o tiesiog analizuokim, gilinkimės ir siūlau jums tokį laisvalaikio praleidimo būdą ir tuo pačiu tokį savišvietos edukacijos būdą. Ir dabar klausiu jūsų 3 tokie klausimai. Ar jūs kažką sužinojot naujo ar įdomaus? Ar kažkas buvo, ko nežinojot prieš tai iš šito susitikimo? Tai parašykit komentaruose. Taip pat, ar esat pagalvoję konkrečiai apie kažką iš tų 3 aspektų, ar kažkurį vieną, ar kelis, ar kažkokią patirtį, ar suvokimą to turėję, arba gal kažką kito, nei kad tie 3 aspektai. Ir be abejo, 3 jūsų klausimai. Tai aišku, neverčiu, bet kaip sakau, jums patiems bus naudinga, kad šis laikas nebus toks vien tik tai vienpusis kalbėjimas, bet jūs kažką išsakysit ir kai jūs išsakysit, jūs patys suprasit, kad jūs daugiau supratot tuo metu, kai jūs išsakėt. Tai nebūtina rašyti viso romano, galit keliais sakiniais, keliais žodžiais, bet kaip. Tai, o kitą kartą jau gilinsimės arba toliau šitą temą, jeigu kažkas klaus arba sakys, kad yra neaiškumų, kažkokias detalės tos temos, jeigu tik bus norinčių, arba eisim toliau į kitas temas. Tai va, ačiū labai už skirtą laiką, kaip ten bebūtų, ar visą klausėt, ar prasukot, ar dėmesingai, ar nedėmesingai, tai vis tiek dėkoju, nes tai yra sudėtingi dalykai, šiais laikais nepopuliarūs, sakykime, kai yra tiek daug galimybių, kaip sakant, pasaulyje ir tiek daug blaškymosi, taip sunku yra susikoncentruoti ir paklausyti dvasinėmis temomis kažkokiamis, kurios, kaip bet paimtume, vis tiek liečia mus visus, nes gyvenimas, kad ir koks jis būtų įdomus ar sunkus ar lengvas, jis yra trumpas, jis praeina ir galiausiai mes vis tiek suprantam, kad tie dvasiniai klausimai vis tiek turi būti aptarti, bent jau teoriškai, pakalbėta apie juos, paanalizuota ir jau kas pamatys vertę tame, tada kažką galės iš to taikyti gyvenime. Tai ačiū dar kartą ir visiems linkiu sėkmės ir iki kitų susitikimų.